antras dublis. Tęsinys perjungėm į jau, tokį jau žmogaus veidą ir į tą baseiną, kuris šiek tiek primena greitojo plaukimo rungtį. Ten nematyti Rūtos Meilutytės, nedalyvauja. Gerai, tai žodžiu, Monserrato vienuolynas ir liūtis, stiprus lietus, viskas sugriauna, pila kaip iš kibiro. Niekas praktiškai, viena moteris, jos tėvas, aš ir viskas. Mes trysia, kurie turime nuo lietaus apsiaustus. Tiesą sakant, aš visada su savimi vežuosi kuprinėlę, kurioje galima atrasti šiokių tokių dalykų, kurie kartais atrodo keisti. Net ir prie gero oro temperatūros esant +30, aš turiu nuo lietaus apsiaustą. Na, tai tiesiog mano išgyvenimo būdas. Nieko čia jau nebepadarysi. Tai ir visi tekinom bėgte, lėkinom mes link to autobuso savo, nes mes jau nebekilom aukštyn į tą Monserrato kalną, ten žiūrėti tų vaizdų, nes viršui viskas pajuodo rūke. Nieko nebesimatė, tik rūkas, juoduma, subėgė į autobusą, grįžome atgal į čia Monserrat, koks čia Monserrat, Magradėma savo miestelį. Na, dar prieš grįždami, vairuotojai ir vadovas nusprendė padaryti dovaną, užsukome į prekybos centrą. Ir ten šiek tiek pasišopiname. Kas lauktuvių, kas maisto, kas dar ko, na. Vakarienės tai yra tiesiog wow, vaisių daržovių pasirinkimai, platu, šiandien aš vėl 4 ropojau iki viešbučio. Vos įėjau, na tiesiog, kad tik tais nesustotų skrandis. Atrodo, gali nesustos. Na tai tiesiog viskas įskaičiuota, tie pusryčiai ir ta vakarienė. Pietų jokių nereikia. Vandenuko pilnos akis. Tai va, tai kaip čia tos mūsų debesys šio vakaro. Planavau aš čia palei pajūrį dar pasivaikščioti, bet kad neverta. Ramiai reikės sukelti nuotraukas, išsiųsti ir tiesiog pasvajoti šį vakarą. O rytoj laukia irgi linksmybės. Ko galime tikėtis rytoj? Rytoj number 6 Andora. Andoroje iki 8 šilumos geriausių atvejų. Reiks rengtis viskas, ką turiu. Dėtis 2 kelnes, visus džemperius, viską, ką turiu. Viliui sakau, varysim į rūbų parduotuvę žieminės striukės rengtis. Panašus orai kaip Lietuvoje. Gerai. Viskas puiku. Dėl to gyvenimas ir yra nuostabus, nes niekada nežinai, kaip jis gali pasisukti kiekvieną akimirką. Na ir iš tikrųjų nebūtų labai neįdomu, jeigu čia kiekviena diena būtų ta tokia paprasta, čia atsistoji čia prieš kamerą ir paskui, čia važiavom ten, buvom ten ir viskas baigta. Tai ne, tai šiandien buvo iš tikrųjų šlapių viščiukų diena, bet kelionė vis tiek tęsiasi, kad ir kokia ji bebūtų. Žiūrėsime, ką mums padovanos rytoj Andora. Ir tiesą sakant, aš galvojau, kad stipriau įdegsiu nuo tos saulės, o panašu, kad į Lietuvą grįšiu neapskrudęs, o panašiai baltas, kaip sūris. Gerai, likite sveiki, ate.